Kadangi artėja mamyčių diena, tai mums reikia jom kažkokią dovanėlę padovanoti, kad ne? Be to, kad mes mokinamės eilėraštukus, dainėles, dar būtų visai smagu kokią dovanėlę padaryti. Jau padovanojai, bet aš manau, nebus dovanų per daug, jeigu mes mamytėm dar nulipdysim ir po mažą boružytę. Gerai? Ar pritarėte? Jo! Tai mes paprašykim auklėtojos Margaritos, ji štai kažką čia yra atsinešusi šitame dubenėlį, gėrio miltus. Tie miltai yra ruginiai. Va, galim paragauti? Paragauti. Kai palaižo, tai tada prikimba. Ne, paragauti. Va. O čia, žinokit, yra druska. Bet jie labai suri, kaip tikė. Na, o kaip nors paragauti druskite? Reikia palaižyti pirštuką. Ir pirštuką reikia palaižyti. Pirštuką palaižykim tą patį. Pasiruoškite ir jūs, pasiruoškite. Ne dabar minkysim, Rusne, pradėsim minkysim. Nu, taip, va. Rusne, minkom. Iš rankėlės ir minkom. Kas nori? Tai dabar visiems po gabaliuką ir einam minkyt boružiukų. Va, laužim po gabaliuką. Pažiūrėkit, kokios spalvos yra boružėlė. O kokie jos taškeliai? Tai ir pradėkime su raudona spalvyte dažyti savo boružėlės, kurias jau jūs gražiai supinkėte. Oi, bus gražios boružėlės mamytėm. Kaip manot, apsidžiaugs mamytės? O čia viena atliko boružėlį. Čia viena atliko, niekam netrūksta. Ne, tai galėsiu ir aš vieną savo mamytei. Dar trupučiuką kitą akis įmatau. Saulutė dar iš kitos pusės pažiūrėk. Pažiūrėk savo boružėlį. Drąsiai. Mano mamytė gražiausia. Mano mamytė snukelis. Dešos. Mano mamytė takelis didžiausia. O jos yra